Labas. Labas. Mes tęsėme savo pažadą. Žadėjome padaryti skanų valgomą slaimą iš guminių meškučių. Štai mes dabar turim, tik labai atsiprašom, kad mes vėluojame. Mes buvome nacionaliniam parke, kuriame visiškai nebuvo jokio ryšio. Ne tik interneto, bet net ir telefono ryšio. Todėl mes, kai tik tai dabar iš jo išvažiavom, už lango matosi kažkas vidurys nieko, atsirado internetas ir mes iš karto nubėgome pirmą parduotuvę, supirkom, ko trūksta ir kadangi turim internetą, dabar filmuojam. Taigi, mums pirmiausia reikės guminių meškučių. Iš karto bus vienas patarimas, kurį aš nusižiūrėjau iš kitų žmonių. Meškučiai yra labai įvairiaspalviai ir gražus, bet jeigu mes juos visus sujungsime, tai jie bus tokie rudi, nekokie. Atrodo biški kaip šokoladas. Biški kaip šokoladas, biški kaip dar kas nors. Tai mes padalinsim juos į dvi dalis, kad būtų dvi daugmaž gražios spalvos. Pavyzdžiui, mėlyni eis su žaliais, o geltonis su raudonais ir su oranžiniais. Pabandome. Štai, mes padaliname į dvi dalis. Į vieną pusę sudėjome tokios geltonas, oranžinius ir raudonus. Tikimės, kad bus kažkas oranžinio. O į kitą pusę pas mus balti, mėlyni ir žali. Bus toks kažkas žalsvai melsvo galbūt. O dabar mes pabandysim padaryti iš karto paruošim sekančią dalį. Šitos meškiukus reikės išlydyti mikrobangiai. Taip, bet mes iš karto paruoškime kitą dalį, bet žiūrėkit, čia yra krakmolas ir cukraus pudra, kurią jeigu neturite, galima ją lengvai padaryti, sumalus su kavamalė cukrų paprastą. Ir mes paimsim atskirą dubenį, va čia, ir įdėsim vienodą kiekį cukraus pudros ir krakmalo. Pavyzdžiui, 3 šaukštai cukraus pudros, 3 šaukštai krakmalo ir sumaišysim visą tai. Tai va. Čia mes įdėjome Čia krakmalas ir čia yra cukraus pudra. Taip, dabar jūs reikia sumaišyti tarpusavyje. Paimti truputį su šaukštą ir pamaišyti. Maišyk, maitė. Gerai, tu truputį ir aš. Gerai. Gerai, ir kol dabar maišosi, mes darysim ką? Išlydysime guminukus. Jūs reikia lydyti mikrobangiai labai trumpais intervalais. Maždaug po 10 sekundžių. Nes kitaip jie gal pradės sudegti. Jo, jie gali sudegti. Tai 10 sekundžių pamaišyti. Jeigu dar neištirpo iki galo, dar 10 sekundžių. Kas gavosi? Wow, kokie, pažiūrėkit jie. Ir gavosi, ups. Levelė ant viršaus. Jo, kai jie stingsta. Todėl jūs juos maišykite dabar. Jie dabar karšti. Nu, kaip jie skanus? Mama, užkuliu kitą maišyti. Norit... Skondra šitas skanesnis Jie negu kad nori paprasti mano guminiai. maišyti. Geros spalvos gavosi, ar ne? Gerai, mes juos padaliname. Davai. Gerai. Ir ką mes dabar dėsime? Pilsime po truputį. Galbūt aš jums padėsiu, kad gautųsi slaimį. Krakmalas su cukraus pudra. Aš tau pilu ir tau reikės maišyti. Tos maišyti turėtų būti nelengva. Gerai, tau šaukštą. Ačiū. Užliekas Šitas slaimas. O, jau matosi, kad jisai slaiminasi. Pažiūrėkit tai. Tai jau labiau yra slaimas. Taip. Na, pažiūrėkit, pas Kristoferį jau gaunasi labai... Panašu, kad jisai nelipto, reikia daugiau krakmalo, bet aš netyčia, nuiminėjau nuo manęs šaukštą, pažiūrėkit, koks jisai. Jis toks lipnus, aš bandžiau jį... Aš tik truputį priliečiau, jisai jau toks. Labai, labai lipnus. Man atrodo, kad jis nebūtų toks lipnus, kad atlipinėtų nuo rankos. Reikia vis dėti cukraus pudros su krakmalu ir maišyti, bet tai nėra labai lengva ir nėra labai greitai. Pažiūrėk. Taip. Aš dabar šitą slaimą paragausiu. Na. Nu kaip. Dar skanesnė, kad anksčiau buvo. Rimtai.
Tai privalai paragaut. Oi, kaip lipnu burnoj. Tas ypatinga, tas skanus. Neblogas. Skaniau negu guminukai. Žiūrėk jį. Geras. Oi. Jisai labai tasus, kaip tikras slaimas. Aišku, man kažką padaryti. Pabandysiu. Žodžiu, jis labai tasus, panašus į slaimą tikrai. Bet dabar mums ką reikia padaryti? Mums reikia įdėti galbūt daugiau to krakmolo, kad jis pradėtų, kad jį būtų galima paimti į rankas, pavyzdžiui. Tai labiau atrodo kaip klijai. Kita, kaip man šitą nuėjim? Pažiūrėkit, aš niekada nieko lipnesnio nesu laikiusi savo rankose. Aš irgi tikriausiai. Tai taip lipnu. Bet aš... Tau jisai patinka. Aš beveik viską nuėmiau. Tai visiškas slaimas. Tau pavyksta, Kristoferi, tu sakei, kad jis kai pasidaro nelipnus, kai pridedi daugiau krakmolo kažkur. Kaip tau? Pažiūrėk, aš liečiu šitą. Aha, va. Jisai netoks lipnus. Tai galbūt gera idėja yra truputėlį pabarstyti stalą krakmolo ir pabandyti jį išmaišyti. Pažiūrėk. Galiu aš biškį paimti daugiau. Gerai. Aš noriu padaryti viską. Give me that. Tikrai reikia suplauti. Va čia tai slaima yra. Čia rimtai yra Čia kaip tikras slaimas. Slaimas skamba lipnus. Žiūrėkit, aš pastebėjau, kad kai jį minkai, jis pats po kurio laiko pradeda atlipti, net dar aš nepridėjau papildomai krakmolo. Jis kaip ir tikras slaimas, jam reikia laiko. Kažkiek reikia jį paminkyti, kol jis pradeda pats atlipti. Aš tai truputį dar galbūt įdėsiu krakmolo, bet vos. Na, dabar aš šitą dalyką aš jį paragausiu. Jau pilnai padaryta. Jisai nustabus. O kaip jaučiasi, labai lipnu burnoj? Nelabai limpa. Nelabai limpa jau. Mažiau negu kad čia limpa. Jisai keičia savo konsistenciją. Jis toks stiprus. Čia yra mano mėgstamiausias video. Čia yra mano pats mėgstamiausias video, kurį mes Tai darome. va, ką mes darom, mes vis po truputį įmame krakmolą ir po truputį minkom, bet jie vis dar labai lipnus. Aš niekada nieko slaimiškesnio nesu dar lietusi. Aš nieko tokio nuostabaus nesulietu. Kaip laido. Jo, mes maišėm ir čia iš karto turiu patarimą. Kai jisai jau atrodo jau ir gan sukietėjęs, bet vis tiek labai lipnus ir neina nuimti nuo rankų, kaip Kristoferi buvo. Kristoferi, ką tada mes padarėm? Išsiplonu rankas. Jo, kažkoks žmogus turi padėti su švariom rankom paimti jį, nuimti nuo kito žmogaus ir tada jau vat gali imti. Pažiūrėkit, jis kaip laido, parodyk manai, prašau. Va, lipnus. Na, ir ar jis skanus yra? Kaip, ar jis vis dar ir tasus? Jis jau nebelipnus, kaip laidau, bet jis ir tasus kaip slaim. Pažiūrėk, koks geras. Ir skanus. Nu, ragauk. Jisai yra nuostabus. Taip. Dabar žiūrėkit, kaip mes truputėlį, kaip mes išsipurvinam visi čia. Visi vaikai išsipurvinė, jo rūbai, viskas, sofa aplinkui, viskas išsipurvinė, bet nieko tokio. Ateik, Maja, pasirodyk čia, kokia tu visa purvina. Mes čia truputėlį išsipudrinom, tai... Na, šitie vaikai čia bando statyti besmegenį. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ir būtinai pabandykite šitą. Bet įspėkite mamas, kad bus purvina, tai galima pasiruošti viską užkloti, pavyzdžiui, plėvelę visą stalą. Ir labai ačiū už jūsų like. Ate! We're making